24 minutės po 12 valandos, štai taip smagiai žygiuojame į priekį su dar viena be stabdžių programos valanda ir šios valandos pradžioje žadėjau, jog turėsime studijoje svečių ir labai smagu, jog šiandieną pas mus svečiuose moterų krepšinio klubo Vilniaus Kibirkštis trenerė Jurgita Štremickytė-Virbickienė. Gerą dieną. Labą dieną visiems. Labai iš tikrųjų smagu, kad atkeliavot ir labai smagu, kad treneriai šiandieną pas mus, nes mes visą sezoną suspaudę kumščius stebėjome, sirgome už Kibirkšties komandą, visko buvo, bet jau dabar galima atsikvėpti pakankamai lengvai, nes turite medalius. Sveikinu. Ačiū. Ar dabar, kaip kažkiek jau ramiau, vis tiek ta įtampa buvo ir rungtynės nebuvo lengvos, jau dabar taip viskas į pradinį lygį, ar vis dar emocijos verda? Ne, kaip sakyti, emocijos jau ir nuslūgė, viskas yra padaryta, darbas yra padarytas, sakykime, šis sezonas kaip ir uždarytas, su paskutiniam rungtynėm, paskutiniu švilpuku ir yra pakartota pernai metų rezultatas ir pakartotas be užsieniečių. Vien tik su jauna komanda, galima sakyti, ir pabaiga žaista be dviejų žaidėjų iš startinio penketo. Tai aš manau, yra geras pasiekimas tikrai. Mums kaip eiliniams stebėtojams, aišku, visi yra krepšinio specialistai pas mus, bet vis viena, tas sausas rezultatas 3-0, jūs nušlavėte tiesiog dėl bronzos savo varžovės, bet matyt nebuvo taip lengva, kaip mums žiūrint. Be abejo, nebuvo lengva. Labai džiaugiuosi už tą seriją, už merginas, nes jos parodė tą, sakykime, žaidimą, brandesnį tą žaidimą, ką praktiškai norėjau matyti visą sezoną. Ko praktiškai sezono metus reikalaudavom, jis būdavo epizodais. O čia buvo tikrai trys rungtynės susikaupusios, brandžios, užtikrintos, nesvarbu, puolime gal nesisekė, bet gynyboje tikrai dirbo užtikrintai. Ir ištraukė tą charakterį, kas reikalingas sportininkui, kažko siekiant, ir aš to labai džiaugiuosi. Atsiranda tokia baimė, kuomet pirmos rungtynės laimėtos 1-0, paskui 2-0 ir tada pradedi bijot, kad dabar matyt atėjo tas lemiamas momentas, kuomet galima ar palūžti, ar pridaryti klaidų. Kaip jūs kaip trenerė paruošėt komandą, kad ir tos trečios varžybos, kurios galėjo būti ir nelemiamos iš tikrųjų, visaip galėjo būti, kad viskas būtų kaip priklauso. Aš jums prieš rungtynę sakiau, jeigu jūs sužaisit taip pačiai kaip praeitas dvi, neturėsit problemų gynybos, sakykime, ir tai jau parodys tam tikrą meistriškumo lygį. Nes išlaikyti ties rungtynės tą patį lygį, tai jau rodo tam tikrą, kad žaidėjas pakyla vienu laipteliu aukštyn. Ir nežinau, aš manau, jos buvo pačios nusiteikę, norėjo tai pabaigti, svarbiausia prieš tokias rungtynės, kad jos neperdegtų. O kaip tai padaryti, kad jos neperdegtų? Tai yra, kaip sakyti, net nesakyčiau menas, tai yra, kartais pasiseka, kartais nepasiseka. Ir tu ieškai žodžių, ieškai tam tikrų, buvo, sakykime, porą video, tam tikrų klipukų dieną nusiųsta į grupę pasižiūrėti, ar tai veikia, ar tai neveikia. Kai laimi rungtynės, sakai, kad veikia, o iš tikrųjų, kas žino. Gerai, o kas vyksta paskui, ar ne? Jau viskas aišku, kad jūsų yra medaliai, einat ar ne į rūbinę, kas paskui dėkoja, džiaugiatės, tie užkulisiai? Tas džiaugsmas buvo pernai daug didesnis, nes mes vis dėlto laimėjom prieš, sakykime, tikrai stiprią komandą, prieš, kaip ir buvom ir Staigmena, trečią vietą pernai, šiemet kaip ir... Apetitas auga bevalgant. Iš tos pusės, kai visą sezoną esi antroji vietoj ir kai laimi prieš pirmą vietą 2 kartus iš 4, tai suteikia tam tikrų vilčių ir planų ateičiai, kad tu žaisi finale, bet dėja pabaiga tokia gavosi, kad porą žaidėjų netekom ir buvo kaip buvo. Bet džiaugiuosi, kad sugebėjom pabaigti su medaliais ir uždaryti gerai sezoną. Kalbant apie sezoną, sunkiausios varžybos, sunkiausi etapai, gal išskirt galėtumėt? Pats skaudžiausias šiemet pralaimėjimas tai yra taurės, federacijos taurės finale, kur praktiškai trečiam kėlinį mes jau turėjom gerą persvarą, 16-17 taškų sugebėjom pralošti rungtynės. Aš iki šio laiko dar nežiūrėjau tų rungtynių, nes paskutinio kėlinio, nes praktiškai tai nėra lengva. Net mano sūnus sakė, mama, neįmanoma, sako, neįmanoma, net žiūrėti jūs buvo. Aš įtariu, kad tikrai turėtų būti pakankamai skaudu. Ypač, žinai, kai baigės ir dar paskui turi įrašą pasižiūrėti. Jį vis tiek reikės pasižiūrėti, nes tai yra pamoka ateičiai. Bet iš kitos pusės, kaip aš stengiuosi žiūrėti su teigiamų dalykų, tai
jos suprato, kodėl tai buvo. Suprato ir tų klaidų nekartojo bent jau dėl 3 vietos. Na, kalbant ar ne apie tas varžybų peržiūras, jūs galite apskritai žiūrėti krepšinio varžybas kaip, nežinau, eilinis žmogus, nežiūrėti į klaidas, nežiūrėti į strategiją ar taktiką, ar jau nebeišeina? Nu, jau dabar kiekvienais metais vis sunkiau ir sunkiau darosi, nes stebi, net ir mokaisi kiekvienų rungtynių, ypač vyrų Eurolygos ar moterų Eurolygos, kur žiūri aukštesnį lygį, stebi, mokaisi, žiūri, ką pats pritaikai, ką galėtai pritaikyti, ką galėtai pasiskolinti, pasimti tam tikrų naujų idėjų arba kažką atgaivina iš tavo atminties, kaip žaidėjos atminties. Tai jau yra praktiškai kaip mokomoji medžiaga. O pačioms žaidėjams, merginoms, kuomet parodai tą epizodą, ne tai padarė arba tavo klaidą, yra labai iš tikrųjų, kai ta klaida tau prieš akis parodo, tai reikia su savim padirbėti gan rimtai. Žinot, yra geriau parodyti, negu tu kai žaisdamas net nejauti, kada tu darai klaidą, kada tu kažką netai padarai, o tavo vaizdas galvoje gali likti visai kitoks, negu yra iš tikrųjų. Ir tai parodyti yra gerai. Aišku, tai yra atrenkama, ką reikia rodyti, kodėl reikia rodyti. Galbūt, aišku, aš to nepraktikuoju, bet kai kurie praktikuoja asmeniškai parodyti, bet šiaip vis dėlto tai yra komandinis darbas. Tai yra komandinis darbas ir mes turim priimti, nes ta klaida galbūt ne vieno žmogus padaryti, tai yra pasiekmė visos komandos darbo. Grįžkim prie serijos 3-0. Varžovų komandai porą pagiriamų žodžių. Vis tik priešininkai irgi buvo verti tiesiog, kad jiem tikrai daug skaudžiau negu jums dabar. Be abejo, to labiau, kad jie sezono metu 4-1 laimėjo seriją prieš mus. Mes pralošėm praktiškai labai sunkias rungtynės žaidėjams sezoną prieš jas. Turėjom tik tai vienintelės rungtynės geras namuose, o Klaipėdoje buvo 2 rungtynės tikrai tragiškos, kur nesugebėjom gal 500 taškų pelnyti. Ir iš kitos pusės, kaip tas pats buvo mums su Sirenom pusfinaliuose. Mes prieš juos buvom laimėję 4-1 seriją, pralošėm lemiamas rungtynės. Tai nes pradedant nuo pusfinalio, tai prasideda visai kitas naujas čempionatas. Ir silpnos komandos negali ateiti jau į tą pačią viršūnę. Visi kažkaip galvoja, kad viskas, medaliai yra užkabinti, sezonas baigėsi ir dabar visi išeina į atostogas, kažkas keliauja, kažkas galbūt užseima poilsiu, bet toli gražu taip nėra. Ne, merginos gavo poilsio iki Velykų, po Velykų mes matomės, ypač su tom, kurios dalyvaus U20 rinktinėje, nes U20 rinktinė išskrenda 25 dieną, 2 savaitėm į Kiniją, į turnyrą, tai kaip sakyt, poilsio nėra, o tos, kurios yra vyresnės arba jaunesnės, jos lieka ir toliau ramiai darbuosis gegužės mėnesį, nes vasarą prasideda visos rinktinės, praktiškai mūsų komandoje yra beveik visų rinktinių narės. Tai jų vasara yra užimta. Pakalbėkime apie Vitą Kuktienę, kuri turėjo paskutinę progą, matyt, kad ar ne, ir jie puikiai išnaudojo profesionalų krepšinyje. Kokie pamąstymai ir kokios mintis apie ilgus metus, apie tikrai daug pasiekimų ir visi neišvengiamai tą karjerą kada nors turi pabaigti, kaip ir jūs, tikriausiai puikiai ją supratot? Aš netgi prisipažinti, net išliejau ašarą, nes aš prisiminiau savo, sakykime, ir pačios karjeros pabaigą. Aišku, mano nebuvo tokia įspūdinga pabaiga, aš paprasčiausiai sužaidžiau rungtynės, niekam savo ramiai nežinant. Ir tai buvo mano paskutinės, aišku, dar ne paskutinės, aš dar grįžinėjau, už tai matyt taip ir buvo. Ir aš ją tik labai, labai suprantu, nes tą akimirką tu prisimeni daug dalykų, kiek tu įdėjai, ką tu turėjai, kiek ir kaip tai iš tikrųjų gyvenimas pasikeis. Nes vis dėlto tai užpildė tavo 50, 60%, 70% praktiškai gyvenimo ir štai dabar to dalyko nebebus. Kažką reikės užpildyti, nežinau, aišku, yra kiti dalykai, moteriai, šeima, visa kita, bet aš kažkaip galvoju, kad užbaigti pergalingai karjerą su medaliais, tai yra nepalyginimai tikrai geriau ir tikrai bent jau pačiam žaidėjui. Be abejo, tai yra šventė, sugebėti išeiti, sugebėti dar tuos, sakykime, 2 taškelius pelnyti paskutinius ir užbaigti gražiai su pergalė, su džiaugsmu,
aišku, neliūdysė, nes jeigu komanda pralaiminėtų ir tu išėjai, tai man atrodo, to džiaugsmo nebūtų tokio. Ir gerai, kad viskas taip gavosi. Merginos dėl to pasistengė. Va. Kalbam apie komandą, kalbant apie kitą sezoną. Ar kažkokių pokyčių nusimato, ar dar nieko nežinot, nieko neplanuojat? Ne, stengsimės išlaikyti, bent jau aš norėčiau matyti 70-80% komandos sudėties. Ir aš manau, kad mums turėtų pavykti. Jeigu šį sezoną jūs puikiausiai išsivietėt be legionierių, tai gal ir kito jų nereikia? Pamastymų yra daug. Žiūrėsim, kaip susidėlios komplektacija iki pabaigos ir paskui žiūrėsim. Manau, parodys laikas čia. Sakėt, kad merginos laisvas iki Velykų, ar ne? Po Velykų vėl prasideda darbai. Kaip su jūsų laisvu laiku? Ar egzistuoja toks žodis kaip atostogos, kad ir mini? Manau, kad kažkaip tai sugebėsiu, kažkaip reikės įterpti savo tą porą atostogėlių, kaip tik su sūnum važiavom šiandien treniruotę į Vilnių ir šnekėjomės, kur norėtų jisai, kur norėčiau aš, ką norėtume aplankyti, ką norėtum pamatyti. Sutampa kažkiek? Sutampa ir aš manau, sugebėsim galbūt grįžę po rinktinės, gal vasarą, galbūt net ir gegužės pabaigoje kažkur savaitėlį pabėgti. Tai iš tikrųjų, mes labai džiaugiamės, mes tikėjome ir atsimenu, kai kalbėjome su merginomis, kad tikslas buvo medaliai. Medaliai yra, apie spalvą, čia buvo jau kitas klausimas, bet tikslas yra pasiektas. Tikslas yra pasiektas ir aš skaitau yra gerai, nes sportininkas, jeigu jis nori užaugti tikrai gero lygio, gero meistriškumo lygio, jisai turi eiti iš lėto, ramiai, žingsnis po žingsnis. Kaip aš sakau, brandus vynas, geras vynas, jisai, sakykime, ilgai stovi, kol jis pribręsta ir tampa tikrai vertu. Jeigu tu jį paskubinsi, jisai surūks. Tai lygiai taip pačiai, geriau žiūrėti tvirtą žingsnį po žingsnį, eiti į priekį, negu sakykime, gerą žingsnį šuolį į viršų ir paskui kristi atgal. Taip. Tai aš manau, kad tai yra labai gerai. Dar kartą sveikiname visą kibirkšties komandą su bronzos medaliais, su 3 vieta. Ačiū, Jurgita, kad atkeliavot. Tokį vis dėlto baigiamąjį žodį tarėt ir iki kitų kartų. Ačiū labai.